Prieš savaitę vokiečių fizikos teoretikas Kristofas Veterichas pristatė naują kosmologijos teoriją. Neseniai išsiaiškinta ir kaip bitės sugeba statyti idealios šešiakampio formos korius. Tačiau kasdien atsirandantis išsamus moksliniai paaiškinimai nepaneigia tikėjimo tiesų. Pastaruoju metu netgi pastebima, kad priešiškumas tarp dviejų pažinimo metodų tirpsta. Reikėtų daryti tą skirtumą. Tikėjimas nėra religijos dalykas. Tikėjimo dinamiką mes matome visose gyvenimo sferose, be tikėjimo nevyksta niekas. Tas pats gamtamokslis, tiesą sakant. Jis gauna rezultatus, nes kažkokie mokslininkai iš anksto tiki, kad šita tikrovė yra tvarkingai sudėstyta. Ir įdomu, kai gamtamokslio atstovai randa kažką tai ir paskui pasirodo, kad prieš 2500 metų Platonas jau nutokė. Tai visada tikėjimas žengia pirma ir tam tikra pasaulėžiūra yra labai svarbi ir ji yra šioje vietoje, kai kalbam apie tikėjimo ir mokslo, pavyzdžiui, religijos ir mokslo santykį. Manau, tikėjimas galutinai nulems, ar žmonija taps labiau žmoniška ar ne, nes jeigu mes apsiribojame vien gamtamokslio metodu, gamtamokslio metodas nieko absoliučiai nesako apie gėrį, apie blogį, neatsako į klausimą, kokia mano gyvenimo prasmė. Ir žvelgiant iš gamtamokslio perspektyvos, ar aš savo žmoną mušu, ar aš ją glostau, nėra didelio skirtumo, nes tai yra dalelių trintis. Ir žvelgiant iš grinai materialistinės gamtamokslio perspektyvos, netgi ir šitas pokalbis neturi jokios prasmės, nes tai yra tik tais chemija veikianti mano mėsinėse smegenyse. Ir kai vienas gražiai pastebėjo, sako, jeigu mes suplakame Coca-Colos buteliuką ir Pepsi-Colos buteliuką, jie putoja, bet negalim pasakyti, kad čia vyksta debatas arba diskusija arba nuomonių pasikeitimas. Tarsi atrodytų tas vadinamas pasaulio atkerėjimas arba nauji moksliniai atradimai, jie turėtų iš esmės išstumti pačią religiją į kažkokį užribį, palikti tai kažkokios tai tamsios, vulgarios sąmonės dalimi, uždaros visuomenės, kaip koks popieris pasakytų, dalimi, bet mano supratimu fizikai, teorinės fizikos atstovai iš tikrųjų atrodo labai pamaldų žmonės, kuomet jų klausai, tuomet, kada jie bando iš tikrųjų bandyti suprasti, kaip vis dėlto ta mūsų visata yra sudaryta, iš kur jinai atsiranda. Ir tie klausimai, žinoma, jie yra susiję būtent su labai panašiais jausmais, patirtimis, kurie lydi ir tame religinėme patyrime. Čia yra tokia, kaip čia pasakyti, tam tikras sutapimas, nors atrodytų keliai yra visiškai skirtingi, vienas yra paremtas vien tik tai kažkokiu tai absoliučiu atsidavimu ir tikėjimu, o kitas racionaliu mąstymu. Vis dėlto kiekvienam racionaliam mąstyme yra tikėjimo dalis, neišvengiamai, todėl kad mes tikime vienokią arba kitokią kažkokią tai mokslininkų pateikiama pasaulėžiūra, pasaulio tikrovės įsivaizdavimo arba netikime. Aišku, ten yra argumentai, bet tikinčiam žmogui, ko gero, papildomų argumentų kaip ir nereikia. Tikėjimas yra jam pagrindinis argumentas. Aš iš savo, sakykime, praktikos ar patirties matau, kad žmonėm tose ribinėse situacijose, sakykime, mirties, artimųjų mirties atveju arba kokiu nors šeimos skaudžių išbandymų atveju, kai kas nors suserga šeimoje skaudžiai, sunkiai, tada žmonės vis tiek nejučiomis gręžiasi į Dievą ir kartais neigdami jį, sakydami, kodėl taip yra, jeigu Dievas yra. Ir kitais atvejais jie supranta, kad tai reiškia mūsų gyvenimas toks su skausmu ir atsigręžia į Dievą, tą atsivertimo prasme suranda tą santykį su Dievu pozityvų. Mokslas negali konkuruoti su religija, nes tai yra skirtingus metodus naudojantys pažinimo šaltiniai. Ir todėl, manau, mokslas ir religija tiesiog gali papildyti vienas kitą. Čia panašus klausimas, kaip galime klausti taip pat, ar gramatika konkuruoja su, pavyzdžiui, kokia nors žinių kalba konkuruoja su poetinė kalba. Ir abi išreiškia tam tikrą tikrovės, tam tikrą požiūrį į tikrovę, bet
bet yra labiau viena kitą papildančios, negu viena kitą eliminuojančios. Šiuo atveju mes turime argumentus ir tie argumentai arba stipresni, arba silpnesni, bet santykis, ko gero, čia esminis dalykas, kuris skiria vis dėlto mokslą ir religiją. Nors ir vienur ir kitur mes randam tikėjimą arba pasitikėjimą tam tikrą, bet vis dėlto mokslas yra dalykas, kuris, kaip čia pasakyti, konstruoja mąstymą. Religinės patirties arba tikėjimo nesukonstruosi niekaip. Gali, žinoma, pasiduoti kažkokiai ideologijai, bet tai nebus religinis santykis, tai bus kažkas kitai. Taip pat kaip ir moksle, tikras mokslininkas jisai negali pasiduoti ideologijai. Bet čia mes turime vis dėlto bandymą sukurti tam tikrus tikrovės pagrindus, o ne surasti su jais tiesioginį ryšį. O čia yra skirtumas. Ir todėl pakeisti mokslą, žinoma, religijos iš principo negali. Tai yra skirtingi santykiai su pasauliu, ko gero. Mokslas tai ir žinios yra, o religija kaip tos žinios yra praktiškai pritaikomos. Tik mes galim suprasti, kaip virškinimas procesas vyksta, bet valgyti vis vien reikės. Taip pat mes turim sielą ir jinai irgi turi valgyti. Ir religija tai reiškia ją pamaitinti. Todėl jinai reikalinga dar net labiau negu valgyti. Aišku, yra visada pavojus, kai mes mėginame patys koreguoti biologijos informaciją. Pavyzdžiui, mėgindamas sukurti grinai utilitariniais tikslais 5-sparnį viščiuką, ar ne, kad nereikėtų, kad būtų patogiau kinietiško maisto restoranams. Arba mėginame koreguoti žmogaus genomą. Ar mes kūrėme žmogų pagal savo idėją, pagal savo paveikslą, bet kitais atvejais, kai siekiama gydyti, kai siekiama naikinti gedimus, tokiu atveju mes galime kalbėti apie dalyvavimą Dievo kūryboje, bendradarbiavimą su pirmojo intelekto programa. Tačiau čia iškyla daug etinių klausimų. Kas nusprendžia, kas yra žmogaus pagerinimas, o kas pabloginimas? Kas nusprendžia, į kuria kryptimi genetiškai žmogų koreguoti? Tai yra labai labai sunkus klausimas. Iš esmės, iš tikrųjų, tie procesai, kurie vyksta šiuolaikiniam moksle, jie vienaip ar kitaip dažniausiai susiduria būtent su šita ribos peržengimo problema. Mes vis dėlto negalime prognozuoti labai toli į ateitį, kuo visa tai baigsis. Eksperimentavimas kažkokiai tai, taip sakant, molekuliniam kažkokiam lygiai, jisai galbūt netrodo toks labai čia piktybiškas ir labai jau peržengiantis ribas, bet labai, labai netoli, ko gero, nuo to embriono išauginto kolboje iki to, ką mes padarė, iš tikrųjų atgal kelio jau nebeturėsim. Aš manau, kad, ta prasme, kur čia yra problema? Problema tai, kad ne vienas žmogus, ne dėl jokio tikslo, neturi teisės apspręsti kitų žmonių gyvenimą. Gyventi jiems, negyventi, gimti sveikais ar modifikuotais. Nemanau, kad kas nors turi tokią moralinę teisę. Didėja nepasitenkinimas institucinė religijos institucinių tvarkymų, institucijomis, kurios turi religinę misiją, bet bendrai žmonių religingumas nemažėja, žmonės ieško įvairių religingumo formų ir dar labiau, kadangi šiek tiek aš pastebiu mažėjimą iš vis gebėjimo racionaliai mąstyti visuomeniai, bet didėja gebėjimas jausti, tai yra labai didelė paieška religinių išgyvenimų. Ir pavyzdžiui, čia galime į vieną grupę sudėti daugybę reiškinių. Pavyzdžiui, ekstazę patirtą Marilyn Mansono koncerte su kokio nors guru sudievinimu arba horoskopo skaitimu. Žmonės nutuokia, kad egzistuoja kažkas daugiau ir kad nėra prasmės, jeigu aš ją pats susikuriu. Ir šitas alkis to kažko daugiau, tos didesnės prasmės žmogų
visada kreipia taip nenumaldomai, šiek tiek vargindamas į paiešką, į ką pajungti mano sielos laidą, į ką pajungti mano vidinį akumuliatorių. Pastebiu, kad daugėja horoskopų, sakykime, tokioj spaudoj ir tai rodo, kad žmonės, reiškia, religingi ta prasme, kad jie tiki horoskopais, kur man, pavyzdžiui, atrodo juokinga arba tai jau arti prietarų dalykai, kurie, reiškia, galima būtų skirti tokį rimtą religingumą, kuris skirtas formuoti žmogų, kuris reikalauja iš žmogaus ir veda jį į tam tikrą kokybę. Ir tokį religingumą, kuris bando palenkti, sakykime, Dievą ar į savo pusę, kad tarnautų man Dievas, arba kad aš kokiais tai būdais galėčiau atspėti, kas manęs laukia šiandien arba už savaitės. Ir tas krypsta pastarasis, tas religingumas į tokį prietaringumą. Aš net nelabai vertinčiau, kad apskritai yra kitos religijos, kaip, pavyzdžiui, galite nueiti į Lenkiją nuvažiuoti ir paklausti, o kaip jūs vertinat lietuvišką saulę, ar skiriasi nuo lenkiškos saulės? Taip pat šviečia ta pati saulė. Ne, nors Lenkijoje vadins, nežinau kokiu žodžiu, bet ne saulė, kitas žodis bus, taip. Taip ir nėra kitų religijų. Tai yra, gali skirtis forma truputėlį, bet dvasinė praktika, turinys bus tas pats. A jeigu taip nėra, tai nėra religija. Todėl visose pasaulio kraštuose, visose tradicijose yra tos pačios žinios, jos yra išreiškiamas gal per kitą formą, bet jos, jeigu yra praktikuojamas, žmonės atranda vidinę ramybę. Kai tu susiduri su ta neaprėpiama nežinomybė ir bandai ją kažkaip tai struktūruoti, vis dėlto tenka kapituliuoti, nes su turimais įrankiais ir turimais gebėjimais vis dėlto mokslas šiuolaikinis dar tikrai nepajėgus paaiškinti, turbūt absoliučios daugumos dalykų, kurie dedasi mūsų visatą ir ne tik visatai, ko gero, ir žemėje. Pagaliau atsakyti į klausimą, kas yra tas žmogus, irgi mokslas jisai dažniausiai apsiriboja tam tikrais aspektais ir gali ten labai tobulai ir labai giliai pažengti, bet viso labo tai bus aspektas. O tie aspektai, jie, kad ir susumuoti, taip sakant, matematinė suma nesukuria žmogaus. Tai yra neintegralūs dalykai. Taigi ta visuma jinai kažkuria prasme ištirpsta ir tada ištirpsta tai, kas esmingiausia, tai pats žmogus.